Kągi bičiuliai, noriu parodyti truputį informacijos apie oksalo rūgštį. Tai kuomet mes laistom ar ne oksalo rūgštimi, būna dedam cukraus, būna nededam cukraus, naudojam tik tai vandeninį tirpalą oksalo rūgšties apsidoroti nuo erkių. Ir kuo tai skiriasi? Jeigu jūs pastebėsit, kuomet mes nenaudojam cukraus, tai yra naudojam tik tai vandeninį tirpalą, mes jo pilame didesnį kiekį, tai yra 10 ml katmelį. Kuomet mes naudojame tirpalą, kuris turi cukrus, mes pilame mažesnį kiekį. Na, tas kiekis priklauso žinoma ir nuo tirpalo stiprumo, bet orientacijai, jeigu turim vandeninį, tai 2 procentų pilam 10 ml katmelį. Jeigu turime cukraus sirupį ištirpintą oksalo rūgštį, tai jinai būna kone dvigubai stipresnė, 3,6 procentai oksalo rūgšties ir pilam tuomet 5 ml. Dėl ko dedamas cukrus? Cukrus yra dedamas dėl to, jog užpylus tą rūgšties tirpalą, jisai ilgiau išliktų ant bičių. Dėl ko mums reikia, kad ilgiau išliktų ant bičių? Tai pasižiūrėkime ir dabar akivaizdžiai pasimatys, kokia yra rūgščių savybė. Taigi imame oksalo rūgšties, sakykime, šiek tiek paimam oksalo rūgšties, įsidedam, ar ne? Įsidėjom oksalo rūgšties. Dabar pasižiūrėkime. Štai čia turime universalų indikatorių. Pasiimame lapelį ir pasižiūrėkime. Štai čia yra, 7, iš esmės neutrali terpė, ar ne? Jeigu mes įdedame į oksalo rūgštį štai tokią tą popierėlį, jisai spalvos nekeičia. Spalvos nepakeitė. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog rūgštinių savybių štai čia nėra. O dabar įpilkime vandens. Įpylime vandens, pasižiūrėkime, kas atsitiks. Kas su popierėliu atsitiko? Jis tapo raudonas. Ką tai reiškia? Jog pH nukrito, prasidėjo rūgštinių savybių veikimas. Todėl, kuomet mes laistome bites, tas tirpalas turi kuo ilgiau neišdžiūti. Nes kuomet mes išdžiovinam, jis išdžiūsta, kaip matėm, jeigu turim tik tai oksalo rūgšties kristalus, jie jokio poveikio neturi. Poveikį turi rūgštinės savybės, turim tik tai tuomet, kai rūgštis yra ištirpusi. Cukrus, kuris yra dedamas į tirpalą, prailgina tą laikotarpį, kuomet rūgštis būna ištirpus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, jog jinai ilgiau veikia. Tai nes cukrus turi hidrofilinių savybių, jis įtraukia drėgmę ir dėl to išlaiko tą tirpalą ilgiau vandeningą, taip greitai jisai neišdžiūsta. Tad turime pasirinkimą. Arba naudojame cukrų ir tada didinam rūgšties koncentraciją bei mažinam pilamą kiekį, nes tiesiog mažesnio kiekio reikia, nes cukrus ilgiau mums padeda išlaikyti, arba glicerinas padeda ilgiau išlaikyti tirpalo būsenoje. Arba naudojame be cukraus tirpalą, bet tuomet mes pilame daugiau, nes jisai greičiau išdžiūsta. Kai išdžiūs, jis bus nebeveiksmingas, todėl mes pilame didesnį kiekį būtent šios rūgšties. Taigi, dabar pasižiūrėkime, kaip pasigaminti 2 skirtingus tirpalus. Pirmajam tirpalui pagaminti naudosime distiliuotą vandenį. Tai mums reikės 920 ml distiliuoto vandens, pilame, mililitrai tai yra tas pats gramai. Tai mums reikia 980 gramų vandens. Jeigu bus mažiau, tai tada proporciškai mažiau įdėsim. Taip, 705, 706, tai proporciškai sekundėlę susiskaičiuosime. Tai jeigu 980 gramų mums reikia 20 gramų rūgšties, tai 706 gramams reikia x gramų rūgšties. X bus 706 gramai, kad 20 gramų daliname iš 980 gramų. Suspaudžiame į skaičiuotuvą
Ir gauname, jog reikia 14,4 gramų. Na, tai sakykime, atmatuosime 15 gramų. Tai vandenį pasitraukime, pasidedame popierių ir mums dabar reikės 15 gramų oksalo rūgšties. Įmame oksalo rūgštį, dedame 15 gramų. 5, 7, 6 gramai. Visai nemažai čia jos reikės. 16 gramų. Truputį nuėmą. 15 va. Tarp 15-14. Taip. Štai šią rūgštį. Traukime svarstyklės. Dabar supilsime į distiliuotą vandenį. Taip. Ir su stikliniu. Na, aš naudoju mėgintuvėlį. Galėčiau lakelį naudoti, bet po ranka mėgintuvėlis buvo. Išmaišome. Oksalo rūgšties tirpumas yra tikrai didelis, 100%, kad ištirps. Jau matom, skaidrėja. Ir viskas, oksalo rūgštis ištirpo. Tiksliai nepamenu, bet ten tikrai yra labai stiprus tirpumas oksalo rūgšties, tai šaltam vandenį 20 laipsnių temperatūroje drąsiai ištirps. Taip, matom, gavom tirpalą. Truputį čia didesni kristalai neištirpo, bet nieko tokio, ten gal pusę gramo, viskas bus tvarkoje. Taigi turime dabar čia mes 2% tirpalą. O dabar ruošime truputį kitą tirpalą, tai yra su cukraus sirupu. Įmame bliūdelį, mums reikės 400 gramų cukraus. Vedame cukrų, 400 gramų. Proporciškai galite imti ir mažiau. Aš ruošiu taip. Šimtus gramų. Truputį per daug. Nieko tokio, šiek tiek yra mažiau. Daugiau. Plius minus. Galim šiek tiek dėl tikslumo nuimti. Na, va, visiškai tiksliai. 400 gramų cukraus. Beriame šį cukrų į puodą, kadangi mums reikės virinti. Tai suberiame į puodą. Dabar mums reikės 400 gramų vandens. Dabar irgi į puodą. Ir dabar eisime pakaitinsim. Kol cukrus kaista, atsimatuosime oksalo rūgšties. Mums reikės oksalo rūgšties šiam receptui 30 gramų, jo gautumėme 3,6% tirpalą. Tai imame oksalo rūgštį. O čia reikės nemažai. 29. Truputėlį. 30 gramų oksalo rūgšties. Štai šią rūgštę, kai tirpalas užvirs, sudėsime ir tuomet lauksime, kad tirpalas atvėstų, jo galėtumėme jį laistyti. Ir kuomet mes pasigaminom štai čia va šį 2% tirpalą, tai čia yra 10 ml gatveliai naudosime, o čia naudosime šio tirpalo su cukrumi 5 ml, tai yra per pusę. Taigi mūsų cukraus sirupas užvirė, cukrus pilnai ištirpo. Tai ką mes dabar padarome, imame tą oksalo rūgštį, kurią atsisvėrėme ir supilame. Išmaišom. Na štai ir viskas. Sezonas jau į pabaigą.
jau praizoliuotos motinos, viskas tvarkoj. Štai čia matom normalią šeimą, kuri dirba, jau yra nuimtas medus, likus čia motina, plus dar viena meduvė, jeigu kažkas atsirastų medunešis. Štai čia turim šeimelę Liepos mėnesį sudarytą su sena motina. Šita jungsis prie šitos šeimos. Irgi izoliuota motina tam, kad nebūtų perų. Tai apskritai, jeigu dabar kalbant apie šį laikotarpį, reiktų jau pradėti siaurinti truputį avilius. Dar lizdų galima nesiaurinti, bet jau nuiminėti meduvės, priklausomai nuo jūsų regiono, ir pradėti jau ruošti bites žiemą. Mes pradėsim maitinti antradienį, tai bus 15 diena, bus pas mumis suėję jau laikotarpiai, visam bitinę po truputį pradėsim tą maitinimą. Maitinsim 3 prie 2 cukraus sirupu. Jeigu skaičiuojam, kiek to sirupo reikia, tai 2 kg vienam rėmeliui. Tai pagal jūsų tiek, kiek paliksit rėmelių, 2 kg cukraus, ne sirupo, o pačio cukraus vienam rėmeliui reiktų palikti. Kalbam apie danano rėmelius. Bet ką dar vienas yra svarbus dalykas reiktų pasidaryti, tai yra, kai tikrinsit lizdus, pasižiūrėkit, kaip atrodo motinos, kaip atrodo perų dėjimas. Jeigu yra jau truputį pramėtyta, pats laikas irgi keisti motinėlės. Aišku, buvo galima tai padaryti ir anksčiau, birželio mėnesį. Tačiau jeigu dabar siaurinant lizdus matom, kad jau yra situacija nekokia, vertėtų pasikeisti tas motinas, kad kitas sezonas ir žiema jums nebūtų problemiška, kad ta motina nebūtų sutarnėjusi jums pavasarį, tai geriau dabar jau atsinaujinti į naujas motinas. Ir maitinant labai geras yra priėmimas, kadangi jos tiesiog nebeturi šiuo momentu kito varianto, kaip tai priimti tą motiną. Tiesiog biologiškai jos nebegali augintis. Trečias dalykas, tai vienas dalykas maitinimas, antras dalykas motinos pakeitimas, jeigu pas jumis yra problema. Trečias dalykas yra labai svarbu su erkėmis. Tai ką mes dabar atliksim, parodysim, tai yra kaip prasitestuoti dėl erkių, erkėtumą ir kaip pasitikrinti vaistų efektyvumą. Daug yra visokių variantų, kaip tai pasidaryti, mes parodysim vieną paprastesnių. Tačiau reiktų ką turėti omeny, jog šituose aviliuose nebėra dengtų perų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visos erkės yra ant bičių ir jau tas procentas erkėtumo nėra kiek nei skaičiuojam nei perų, nei ką. Tai yra kiek grinai procentų bus erkių ant bičių. Mes pasitikrinsim šitą procentą, atliksim gydymą, po 3 dienų vėl atliksim, paimsim mėginį bičių ir pasižiūrėsim, kaip pakito procentas. Visą tą matysit užrašytą. Dabar pradėkim žiūrėti. Atsidarom avilį. Vienas dalykas, ką erkėtumą patikrinsim, antras dalykas dar patikrinsim dėl nozematozės. Irgi pamatysit, kai čia yra paprastas dalykas. Nėra būtinas, bet to, kad matytumėt, jeigu kažkada reikės, kaip tai reiktų pasitikrinti. Atsidarome avilį. Nozematozės tyrimui mums reikia 15 bičių. Tuoj praskris lėktuvas. Nozematozės tyrimui reikia 15 bičių. Bites imam nuo plėvelės. Kuo aukščiau negalim imti nozematozį iš lizdo, dėl to, kad bus neteisinga proporcija tų bičių. Galim imti paprastą maišelį arba paprasčiau liudelį. Susikratom nuo plėvelės bites. Čia dar trūks. Čia dar trūksta, nieko tokio, uždengiam truputėlį. Mums reikia 15 bičių. Paimsim nuo kraštinio korio tuomet. Pasiimam kraštinį korį. Gal kaltą turi. Kraštinis korys. Truputėlį nukratom bičių. Ir galim imti iš karto gal netgi štai šį maišelį ir surinkti maždaug 15. Galim truputį daugiau, bet svarbu, bet 15. Surinkam bičių. Dar truputėlį.
turėtų būti apie 15 bičių. Tiek mums reikia nozematozės tyrimui. Į tokį maišelį jį dėsim į šaldiklį, nes yra humaniškiausias būdas tas bites užmigdyti. Tai į šaldiklį tik tai ne per ilgai, kad jos nepavirstų ledukais. Svarbu, kad būtų nebegyvos. Taip, tai tada šitą mes pasidarėm nozematozai, pasiėmė mėginį. Dabar turim pasiimti mėginį varo kontrolį, varo erkių patikrinimui. Imam korį iš lizdo centro, ten kur turėjo būti perai. Dar vienas kitas, matom, dengtas peras yra, bet jau čia didelės įtakos nebedarys. Matot, yra viskas išsiritę, gražu. Imam dabar plėvelę. Mums reikės šiam tyrimui apie 300 bičių. Geros stiklinės. Nukratom. Kratom. Ir dedam. Visam bityne to daryti nereikia. Užtenka poros avilių, kad jūs suprastumėt esmę. Tiek bičių turėtų, dar truputėlį daugiau. Tiek turėtų pakakti. Uždarom. Likusią sukratom. Nors atrodo ir skausmingas dalykas tiek bičių paimti tyrimui, tačiau yra reikalinga žinoti, kokia yra situacija bityne bei jūsų vaistų efektyvumą. Taigi svarbiausią dalyką mes pasidarėm, turim mėginį. Aišku, užsirašykite, kai jau darysite ant pakuotės avilio numerį, jau žinotumėte, kur paėmėte mėginį, kad galėtumėte žinoti, iš kurio avilio. Ir dabar atliksim gydymą. Gydymą darysime 2% oksalo rūgšties vandeniniu tirpalu, tokiu, kokį rodžiau pasigaminti, 10 ml gatvelį. Tai tiesiog einam 10 ml gatvelį. Avilys pragydytas, mėginys paimtas. Dabar grįšim į vidų, atliksim testą, kiek yra erkių, kiek yra nozematozės sporų, ar jų yra. Ir po 3 dienų kartosim tą patį varo kontrolę, varo mėginį paimsim po 3 dienų ir žiūrėsim, kiek procentų sumažėjo erkėtumas. Na ką, jau dabar pasižiūrėkim, surinkom tą mėginį, kaip reikia surasti tas erkės. Tai čia turim 2% tą, kur ėmėm, nes ėmėm ir 3,6%, tai lyginsim efektyvumą. Pasiimam bites, nusikratom. Čia turime spiritą. Galime naudoti alkoholį, nusikratom bites, dar kartą. Supilam alkoholį, spiritą. Uždarome. Gerai išplakam. Jeigu trūksta, tai dar galime nusipilti. Toks žiaurus dalykas, bet turime žinoti, kas tas mumis bityne vyksta. Galima naudoti ir 70%, kur būna alkoholis. Alkoholis apkabina erkes. Na kągi. Galima paprastai namuose, nereikia kažkokių tai tenai koštuvų. Paimam paprasčiausiai koštuvą. Nu, pramakaluojam. Geriausiai baltą lėkštę, aišku, kad tas erkės matytųsi. Pasižiūrėsim tą erkėtumą. Truputį mes bites pakratom. Žiūrėsim, koks tas erkėtumas. Neturėtų būti didelis, nes mes gydėme gegužės mėnesį. Dar nei vienos erkės neiškrito. Net keista. Nuo
spirito kvapas tai jaučiasi. Kažkaip nekrenta nei viena erkė. Dar pabandykim kartą. Labai keista. Taip. Įmame vėl. Mes gerai pakratėm. Situkas. Dar prasukim. Ir pakošim. Nei vienos erkės. Vadinasi, vasarą pragydėme ne veltui gerai. Tokiu atveju mes negalėsim paskaičiuoti jokio procento, nes procentas yra 0. Turint omeny, kad yra atviri perai, tai yra tikrai labai geras dalykas. Indelyje irgi nei vienos erkės. Taip, vadinasi, šita šeima yra visiškai be erkių. Tikrinsim kitą. Taigi, nuo zematozės tyrimui, kol reikės, tai reikės bičių, 16 bičių, kurias mes paėmėm, kaip matėt. Supratom čia, skaičiuosim 16, galima ir daugiau, bet 16 turėtų pakakti. Taip. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bičių. Kiekvienai bitei po 1 ml vandens eina, tai dedam į grūstuvę, įpilam vandens ir sugrūdam. Kadangi zematozės sporos yra, jos yra žarnyne, mes turim sugrūsti ir būtinai pasistengti, jog sutrintumėm žarnyno turinį, tam, kad visos zematozės sporos atsidurtų tirpale. Tai gerai sutrinam. Galima daryti iš daug avilių, sudėti į vieną mėginį ir daryti bendrą grupinį tyrimą ir pasižiūrėti, jeigu apskritai bityne yra ar nėra 3-4 šeimas. Bet principas yra toks: viena bitė, 1 mililitras vandens, 1 gramas vandens. Gerai sutriname. Taip, turėtų būti viskas tvarkoje. Tada naudojam labai paprastą filtravimą, beveik viską turim namų sąlygomis. Tai naudojam paprastą tualetinį popierių. Prafiltruojam, štai taip. Mums reikės stiklelio. Ant stiklelio su švariom rankom labai paprastai paimam lašą vandens šito turinio ir padedam. Galim dar truputėlį. Tuomet mums reikia dengiamojo stiklelio. Pasiimam dengiamąjį stiklelį, vieną ir uždengiam. Štai ir viskas. Tuomet pasiimame mikroskopą ir mikroskopę padedame jį. Jog mes matytumėme, truputį susireguliuojam. Štai taip. Ir bandykime žiūrėti per mikroskopą. Taip pat patrauksiu. Ką mes pamatysime. Taip. Štai taip, jūs irgi turėtumėte matyti. Štai dabar žiūrėsiu ir žiūrėsime. Padidinimas yra 400 kartų ir žiūrim žarnyno turinys. Nuo zematozės sporų nėra matyti. Viskas yra tvarkoje. Nuo zematozės sporos tokios kaip ovalios formos, O raidės didžiosios yra. Matom, kad to dalyko nėra. Viskas yra tvarkoje. Štai ir viskas. Tai mes šitą avilį visiškai
galim nesijaudinti, nuozematozės nėra. Vasaros metu daryti to nereiktų, nes koncentracija visai yra kita ir gali nuozematozės sporų nebūti. Galim dar pasididinti, jeigu yra noro, truputėlį dydį. Vėl prisiartinti. Štai čia dar. Kaip matot, viskas yra tvarkoj. Problemų jokių nėra. Viskas gerai. Nuozematozės sporos matytųsi, tada skaičiuotųsi, kiek jų yra tų neozematozės sporų ir tada galima būtų skaičiuoti užkrėstumą, bet kadangi nėra, negaliu net jums parodyti, kaip jos atrodo. Viskas yra tvarkoje. Taigi situacija gera tiek su erkėm, tiek su nuozematozė.